Sveiki visi žiūrintys mano kanalą. Antra žūklė šįmet. Vėlgi pasirinkau komercinį telkinį, nes laukiniuose dar tik pati pradžia, labai pavasaris buksuoju. Esu šiuo metu Tauragės tvenkiny. Tai vienas turbūt iš geriausių sportinės, ne tik sportinės žūklės, bet trofėjinių žuvų telkinys ne tik Lietuvoje, bet ir manau Pabaltyje. Esu ne vienas su kolega Vytautu. Bandysime žvejoti, esam 4 sektoriuje, bandysime kažką tai suvilioti. O dabar trumpai apie naudojamas sistemas ir masalus. Tradiciškai pasirinkau, kadangi čia dugnas yra pakankamai kietas, tai inlay sistemėlė. Masalai, dabar jeigu taip, tai bus Tiger Nuts vafteriukas, taip pat bus greivas, apipjaustas popsikas. Pavadėlis vienu atveju bus minkštas su 8 numerio kabliuku, kitu atveju bus kombinuotas su mažu greivo plaukiančiu kukuliu. Dabar iš pašarų ką pasirinkau. Iš pašarų tai negalima dabar dar kol kas, kol vanduo gerai įšilęs, naudoti sunkių galima pašarų ar tenais stambius frakcijos, todėl naudosiu kanapės ir maltą tigrą. Taip pat bandysiu miksuoti, tai yra redamo builiukai Tiger Nuts ir Sweet Tiger and Corn irgi builiukus. Juos aišku visus bandysiu pakrušinti, pasmulkinti su korda. Tokias įrankis yra specialus, kruša. Ir dar gal įmaišysiu kažkiek smulkių pelečių. Tai bus tigrinės peletės ir Green Betaine peletės. Ir daugiau, manau, kažko tai ir nenaudosime, gal šiek tiek įpilsiu Tiger Nuts likvido. Į PVA, aišku, naudosiu PVA, be abejo naudosiu žeminę greitai tįstančią kojinę, kurią naudoju ir jokių kažkokių tai problemų su ja nėra. Į PVA maišysime irgi smulkės peletės, imsime specialų Monster Tiger Nuts Stick miksą, į jį dadėsime Sweet Tiger Zik Cloudo ir taip pat kitokio Zik Cloudo, tai bus Milky Mix Zik Cloudo. Naudosime labiau mes šį kartą, aš naudosiu tokią, kaip pasakyti, antigrinių riešutų, tokią saldžią bazę. Aišku, dar į PVA miksą įmaišysiu ir šiek tiek maltų tigrinio riešuto. Atstumai mūsų, aš žvejosiu kairėje, Vytautas pasirinko dešinę pusę. Atstumų dar nežiūrėjau, bet manau, čia bus apie 80 metrų, kaip ir beveik visose Tauragės atstumuose. Gal kažką rasiu išskirtinio, nesu gaudęs šitam sektoriui. Tai tada pasižymėsiu, vėliau papasakosiu atstumus, kur aš čia gaudau ir žiūrėsime, kaip mums seksis. O kol kas kūrėmės, bandom markiruotis, eisiu dabar markiruotis ir mesim meškeris. Taigi pagaliau pavyko užsimesti. Pasirinkau aš 2 taškus, Vytautas irgi pasirinko 2 taškus ir vieną tokį, vien tik tai su PVA jisai gaudo ir šeria vien tik tai tirpiais boiliais. Ašgi gaudau ir su PVA, bet ir dajaukinu su spomba. Tai pas mane realiai vienam taške stovi, kuris, jeigu taip žiūrint į aną krantą, tai stovi į 8 sektorių užmestos 2 meškerės. Ten uždėtas greivas, plaukiantis apipjaustytas ir vafteris Monster Tiger Nutsas. Ir dar vieną tašką pasirinkau dešiniau. Ten radau pakilimą iš 3,5 metro į 2,5 metro. Atstumas panašiai apie 76 metrus. Ten uždėjau plaukiantį tutti frutti mažą boiliuką 12 mm. Tai vat kaip ir iš mano pusės tiek, pajaukinau, sumečiau po 6 putbombas ir lauksime kibimų, įsikūrėm.
Tikiuosi oras nesubjurs, nors rodo ir atšalimą, ir lietų, bet tikėkime, kad to nebus ir pavyks kažką suvilioti. Nu tai kągi, pirmas vakaras, kol kas kibimų neturėjom nei iš dešinės, nei iš kairės. Pilnas tvenkinys žvejų, užimti visi sektoriai realiai, pilnai suvažiavo, yra sektoriai, kur gaudo su laiveliais. Tai irgi įdomus matyti žvejybos būdas, nors šie atstumai netokie, kad su laiveliais gaudyt, bet tai pakankamai rezultatyvi žvejyba yra, gaudant trofėjinius karpius, nes viskas vyksta tyliai ir pakankamai tiksliai. Nu, žmonės, kurie dar sugeba užmesti ir kas prie biškį sportuoja, tai labiau vis dėlto patarčiau lavinti savo gebėjimą užmesti tiksliai su meškerėmis. Ką norėjau pasakyti? Nu, susimaišiau pašarą, eisiu pašersiu, noriu jums jį šiek tiek parodyti. Toksai gaunasi smulkinti baltyminiai kukuliai, smulkintos kanapės ir smulkintas tigras ir smulkios peletės. Tai realiai daugiau vaizdo negu maisto, kaip sakoma. Tikėkime, kad pavyks suvilioti ką nors pirmąją naktį. Na, jeigu kažką suviliosim, būtinai parodysiu. Taigi, labą rytą. Šeštadienio rytas apniukęs, naktis buvo tokia, nebuvo šalta, aišku labai. Buvo pliusinė temperatūra, galima drąsiai jau ilsėtis ir palapinėse. Tikrai nėra šalta, bet žuvis nebuvo visiškai aktyvi, neturėjom nei vieno, netgi, ne tai kad kibimo, netgi pyptelėjimo neturėjom. Bet, taip sakant, nenuleidžiam rankų. Atsikėlėm, ruošiamės rytiniam pašėrimui, aš toliau jaukinsiu, kolega toliau gaudo savo pasirinktų stiliumi, tik su PVA ir šeria tik tai tirpiais boiliais, ašgi vis dėlto metu šiek tiek jauko ir gaudau irgi su PVA, bet šiek tiek papildomai pajaukinu, masalų kažkokiu tai nekeisiu. Manau, čia netame reikalas, nežinau, ar pagavo kiti sektoriai, buvo šiek tiek veiksmo, matėsi šviesos judėjo, laiveliai plaukiojo, ar buvo, pasižiūrėsime, paklausime, pamatysime, o kol kas smulkinamės boilius ir pradėsiu rytinį pašėrimą, persimesiu, žiūrėsiu, kas iš to išeis. Šeštadienio popietė, 1 valandą, nelabai žuvis juda, realiai per tvenkinį pagavo tik tai 8 sektorėje, vieną iš vakaro, kitą ryte su laiveliu prie pat žolių. Mes čia kaip žolių nelabai turim, tai bandom toliau kažkaip privilioti tą žuvį, oras šiek tiek pasikeitė, prasidėjo lietus, tai dabar jisai biškį aprimo, tai pasidariau biškį pašariuko, aš jums parodysiu. Ką bandysiu pašerti, pajaukinti tiksliau, ne po daug, po 3-4 bombas. Nu ką, persimesiu ir lauksim toliau, gal kažkas pajudės, nes kol kas karpiai visai neaktyvus. Nu ir oras, aišku, nelabai dar šiltas. Vytautui atsidaryti, biškį sugudravom, nuėjome į 5 sektorių, palei žolės užmetė meškerę ir štai puikus gražuolis, žvynius 10-300, toj Vytautas jums jie parodys, aišku lyja, oras nekoks, o biškį aukščiau, jeigu galima, čia nuleisiu. Va, graži žuvytė, pirma,
Šį sezoną pirma, ne? Jo. Nu tai va, leidžiam atgal. Na tai ką, vakaras, 8 valandos, šiek tiek pajaukinau, daug nemėčiau, persimetėm, šiek tiek susimažinau maslus, ant visur sudėjau 8-10 plaukiančius bailiukus, nes žuvis tikrai neaktyvios, viena kita pasigauna tik prie žolių. Na aišku, lauksim kibimo, įsilijo lietus, bet turim blogą pečiuką, kaip matot, labai daug vietos neužima. Bet va išvestas kaminas, rūbai visi puikiausiai džiūsta, šilta kaip namuose, žodžiu nevargstam, įsikūrėm gerai, laukiam kibimų. Taigi dar vienas kibimas, ta pati situacija, sudirbo 5 sektorė palikta viena meškerė prie žolių, vėl karpiukas 9900, toj parodysim jums kaip jis atrodo. Naktis, nelaikysimės jo, nėra rekordinis, bet smagu, kad kimba. O, tavo šviesa labai šviečia, bet žuvis matėsi. Nu, gražus žvinotas karpiukas, padarysim foto ir jį paleisim. Nu ką, nešamės jį paleisim. Va, gražuolis. Vėl plaukia, išplaukia pas save į gimtąją stichiją. Čia kol kas visų ramu. Tvenkinys irgi nemiega. Taigi, labą rytą, sekmadienio rytas, lietus po biškį liovėsi, realiai lyjo visą naktį. Tai kaip ir prognozės nepavedė, taip sakant, buvo šaltas pakankamai lietus ir oras. Kibimų daugiau kaip ir neturėjom, tik tai vat, naktį buvo tas dar vienas ant tos vienos meškerės prie žolių numestas 5 sektorė. Toliau turėjom porą prikelimų tokių, nesupratom kas vyksta, bet po to kaimynas iš 3 sektoriaus ištraukė erškėtą, kuris plaukė su 2 sistemom ir nutrauktais valais. Tai greičiausiai valai užsikabindavo už mūsų valų ir prikeldavo šiek tiek. Atrodo kaip lyg tai kibimas, bet be pratęsimo. Tokie prikelimai, žinai. Nu, taip dažnai būna, kur yra daug žuvies ir daug žvejojama, būna nutrūksta su sistemom ir plaukia ir, aišku, žuvis sėkmingai išpainiota, išlaisvinta ir paleista. O mes tęsim žvejybą, aišku, ilgai jau nebebūsime, gal iki pietų, dar šiek tiek pajaukinau, nors nedavė nei vieno kibimo nei mano taktika, nei Vytauto taktika. Tik tai vienintelė taktika, kuri davė 2 kibimus, tai buvo vienos meškerės nunešimas 5 sektorių, užmetimas prie žolių, 10 cm nuo žolių, atnešė 2 kibimus. Nu, manau, kaip bebūtų oras vis tiek, koksai bebūtų vis tiek yra gamtoj, laikas ir jisai yra neįkainojamas. Nu, mes tęsim žvejybą, jeigu kažkas tai bus, būtinai pafilmuosim. Kibimas, užkibo gan neįprasta žuvis, bet tokia nemaža, lynas. Gražus lynukas, tuoj Vytautas jį pasvers. Užkibo ant artimo taško. Žiūrėsim, ką jisai duos svorio. Puiku, turim 2 matus, tai galim savo bet kaip žuvį dėlioti. Pasižiūrėsim, man pačiam įdomu, kiek gali sverti lynas. O,
2-4. Aišku, ant karpinės meškerės nelabai smarkiai jaučiasi, bet su plūdinė būtų ką pakovoti su juo. Nu, bet nieko, visos žuvis keliauja aišku atgal, nesvarbu lynas ar kita žuvis būtų, bet viskas yra paleidžiama. Tegu auga. Viskas išvažiavo. Na ką, mes bandom toliau kažką tai suvilioti. Oras nelabai taisosi, bet bent jau nelyja. Taigi baigėsi antra šio sezono mano žvejyba Tauragės telkiny. Vytautui buvo pirma žvejyba šį sezoną, jis atsidarė, galima taip pasakyti, pagavo kelis karpius ir tai mes čia taip sugudravom, toks biškis stalkingas gavosi, bet tai davė rezultatą, tai yra, manau, labai gerai. Visada reikia žvejyboje mąstyti nestandartiškai, kad gautum kažkokį tai rezultatą. Taškai, tiek mano taktika su jaukinimu, tiek jo taktika gaudymas tik su PVA, kažkokių tai nedavė mums rezultatų, kibimų kaip ir neturėjom, buvo tokie prikelimai, patempimai. Tai, kaip sakiau, tai buvo pagautas eršketas su daug valų, kuris matyt čia slankiojo ir vis tą darydavo tokius papipsėjimus vienetinius, bet tokių kaip ir karpių nebuvo. Telkinys esmė irgi nelabai gerai susigaudė, nes pakankamas vis dėlto atšalimas su šaltu lietum, ko pasiekoje ir žuvis nustojo maitintis. Tas toksai buksuojantis šaltas pavasaris niekaip neiššyla, tai pašyla, tai vėl atšala ir žuvis irgi matyt niekaip nesusibalansuoja. Nieko, tikėsimės, kad po biškį tai įsibėgės ir džiaugsimės puikiais laimikės tiek čia, tiek kitose telkiniuose. Sekantį žvejybą planuoju Gilių pirmam tvenkiny, nesu ten buvęs, pakvietė, malonu, nuvažiuosim, pabandysim kažką pagauti. O dabar ką, nei žvyno, nei uodegos, žiūrėkite mano video.